Labas rytas, mes ką tik atskėlėm, kelius kartus prikėlė žmonės, kai beldėsi. Dabar varysim pusryčiaut, nenulaikau kameros. Tai jo, varysim pusryčiaut, pavalgysim ir paskui varysime į Energylandiją. Ir visą tai kūrė įspūdžius. Žodžiu, pasivažinėjom biškį. Tai labas rytas, antra diena. Pusryčiai mes labai skaniai čia pasiėmėm. O blyneliai buvo tam prie duonos. Galim nuvaryti. Tai aš nepaėmiau. Tai jo, tokie vat blyneliai. Valgom. Žiauriai skanu. Rytas. Ramiai sau. Saulytė. Skaniai. Mes čia turbūt vieninteliai, kurie sėdės terasai. Tai va, mes jau pavalgėm. Važiuojam į Energylandiją. Jau pakeliui. Susirinkom daiktus, mes jau į viešbutį nebegrįšim. Pirmas kartas ant kalnelių. Žodžiu, atvarėm į tą Energylandiją. Dabar laukiam, kol pasistatysim autiką. Mes žiūrim, kad čia testuoja tos kalnelius Hyperioną. Baisu. Tai mes atvarėm jau į Energylandiją, mes visi čia einam. Jo. Viskas okei kaip ir? Tu visą jodą tau. Žinau. Aš degsiu, aš būtų ko. Jo, nu šiaip, man šiaip nesvarbu. Nu, matos, kad nesvarbu. Nu šiaip, Nesvarbu. nu šiaip jo. Varom ir varom. Koks skirtumas. Jo, kiek žmonių. Nepasivažinėjau, jie pasiramintų, jie man sustojęs. Nu tarkim. Normaliai, mes čia visi taip grupelė einame. Negaliu Jo, mes Energylandijai. Fire fitas. Very nice. Mūsų gidas. Aš matau mūsų gidą, jis tam perka bilietus. Jo. Greitai ateis mums išdalins ir mes varysim. Trumpas interviu. Ten jau grinai. Lipa žmonės. Koks yra jūsų įspūdis pirmas iš Energylandijos? Ką žinau, fainai. Aš tikrai Jūsų? Labai didelis Hyperionas. Jūsų? Kas? Didžiausias įspūdis. Viskas, negaliu, baisiai nebijau, sakykim. Koks jūsų didžiausias įspūdis? Per didelį atrakcioną ir per daug žmonių. per daug žmonių. Per daug žmonių. Tiesiog per daug. Okei, dėkui. Karočią. Lietukai jau čia. Įdomiai. Fleksinom. Žodžiu, žmonės, buvo tokia situacija, kad mūsų nepraleidžia, nes mūsų bilietai buvo gido nupirkti grupėms iki 140 cm ūgio ir dabar gidas pas mus dabar stovi tenais, ir perkasi tuos bilietus grown up ir mes čia sėdėm laukiam ant karščio. Karštoka, aišku, aš dabar važinėju. Jo. Norės pati pirmą varyti ant vokės valgyti po tos pietų? Aš norėsiu. Nežinau. Na, fainai pakelia, ten nušiuoši labai fainai. Reikia apsisukti. Visas gengas. Į eilę. Viskas mes beveik. Nu dar ne, bet beveik. Almost. Nedužimas.
Laukiam. Parodyk jiems sutikriuką. How tough. How tough. Ok. Jau pakeliui žmonės. Pakeliui. Mes atsiskyrėm jau, pabiškį, einam. Taip, Varom tas tipo moteris kažkokius. Ne. nu, ok. Tai va. Ieškom, mes sėdim, stovim. Ieškom, kur eiti. Jo. Šitą tikrai noriu. Ok. Žiūri paini. Ok. Sleinam. Žodžiu, mes nuvarom kalnelį, kažkokį, nežinau, kaip jis jau vadinas, ką žinau. Jo, ir mes tipo laukiam dabar baisu. Žmonės! Žodžiu, pasivažinėjom biškį. Pusiau šlapi, pusiau ne. Jo, pavarėm. Aš tenais tiesiog įsijungiau visiškai akmeninį veidą, aš tiesiog ne žodžio nepratariau. Šita tai klykė. Šitas irgi. Jo, įdomiai buvo. Jo, mes planuojam dar kažkur varyt. Bet šitas, čia vienas aukščiausių, bro. Damn. Pirmas experiences. Jo, okei. Bro, nu čia, nu, why? Nu, už ką man taip? Už ką? Jo, mes sėdėm, valgom, valgėm mini-miltus. Dabar aš valgau milko šokoladą su šaukšteliu, nes išsilydė biški. Jo, galim. Jo, mes valgom milko šokoladą su šaukšteliais. Okay. Mes valgom šokoladą. Jo. Jo. Žodžiu, ieškom visko. Baisu už tos žmonės net. Jėzu. Šiek tiek nesinori, aišku. O, čia šitaip. Įdomiai. Jo, okei, mums reikia kažkur čia. Jo, mes tok einam randomly. Random vietas. Aš taip valgyti greit noriu. Nu, aš greit norėsiu valgyti žiauriai. Jo, čia taip fun. Tai žodžiu, mes ieškom arkeido. Yra šitas. Ok. Ok, tarkim. Taigi, jo, varom į arkeidą, gamblint. Oskaras vis dar veda mus link gamblingo, vis dar. Čia aš pagal paveikslėlius bandau susigaudyti. Prada. Ok. Čia turėtų būti tos, kur pakelį ir nusileidžia. Ok, tarkim. Kampudė. Na, nepasakoju. Tai va, mes vis dar vaikštom. Žinom, antra diena šiek tiek tokia neįdomi. Ok, aš supratau, bet čia daugiau kalnelių yra vandens. Norite šiltai čia? Nu, tipo, gal ir pravažiuočiau ant tokios dar kartą, gal. Bet... Ne, pasiūtų, bet tipo jau karšta. Pabiškai. Ne, nebenoriu. Mes irgi taip atrodėm. Aš atrodžiau biškai kitaip, bet nesvarbu. Miau. Jo. Va tai va. Dabar mes einam. Žinėtis to taip. Mūsų palyvino biškai, bet mes einam. Va, mūsų laukia jau žmogus. Va ten toli. Jo, mes einam. Mūsų laukia. Jo. Nusprendėm, kad į speedą galėtumėm nueiti gal vėliau, bet ne dabar. Ja, va tai va, toks gyvenimas. Žodžiu, sėdim rafte.
Jo, čia spydas. Baisu. Žodžiu, mes buvom ant raftų antrą kartą, tai pirmą kartą Giedrė apliejo. Dabar apliejo mane. Kojos visos šlapios, nugara šlapia. Man tiesiog pro to, po to... Kaip tas? Waterfall, man tiesiog prapylė mane. Jo, va toks gyvenimas. Pravažiavo. Okei, žodžiu, mes šitą... I don't like cheese. Something else is bothering me. Last week nobody helped Obama in the voting. Like, Never mind. Mes sėdėm trysia šaika. Biški pardai buvom, nusipirkom suveniriukų. Jo, supratau. Mes mastom apie pakartotiną nuvažiavimą žudynę. Taip ir nenuvažiavom. Dabar yra maždaug, kiek dabar yra laiko? Dabar yra beveik 1. Dabar be 21. Aš nežinau ką daryti, nes dabar grynas karštis. Turiu vandenuko. Pirmas vanduo turbūt ne. Antras vanduo per visą dieną. Tai va. Būna. Jedyna w Polsce kobieta i pierwsza na świecie jeżdżąca na dwójko. Na wszystkim co ma 4 koła. Sėdim trysia, pasirodėme va. Kas dar užsisakinėjo. Žodžiu, mes atėjom su Giedre pavalgyti. Nusipirkom pakert, kol pagamins. Jo, parodyk brako. Čia biški pas ją per mažai kalorijų. Jo, per mažai. Jo, bus nuotrauka. Viena tiesiog kalorija. Jo, fainai. Prisiminimas. O Oskaras tenais kažkur, val. Jo. Dabar laukiam draugės, jinai turėtų atvaryti. Dabar mes pasiėmėm kebabą, laukiam mūsų draugužio Oskaro ir dar vieno draugužės Urtytės. Jinai turėtų greitai atvaryti. Dabar mes valgysim turbūt, turėsim laisvo laikiuko pavalgyti. O paskui turbūt tiesiog čilinsim, nes aš garantuoju, kad jeigu mes dar kartą užvažiuosim ant kažkokių kalnelių, tai žinokit, mane... Tai jo, valgysim. Va. Fleksinsiu kebabikais. Jo, ten kavinės. Atėjau, kad kečupą. Jo, ir ten laukia mūsų Oskaras užsakymų. Kiek žmonių? Jo, ir kečupo nebuvo. Man jau. Brother. Okei, tarkim. Nusiovus šiek tiek. Jo, patogiai čia. Patogiai. Aš žiauriai noriu ant žolės pasivoliot. Pasivoliojau. Taip ir padarysiu. Šitas žiauriai fainas dušas. Maistas. Jo. Urtė nesusiorientuoja šiek tiek šitose apylinkėse. Oskaras išėjo šiek tiek. Giedrė grįžo. Aš vis dar valgau, nors tiesiog paėmiau breiką, kad šiek tiek paskrolinti ir sueditinti video. Jo. Jo, žodžiu, šiandien aš esu gero apetito. Valgau už visus maistą. Va, ten Giedrės guli, mano, Oskaro greit baigsiu. Jo, geras šiandien apetitas. Jo, sutaupiau biškį.
Žodžiu, aš suvalgiau, jo, aš suvalgiau Oskaro porciją. Savo porciją. Savo porciją ir Giedrės. Skanu. Geriu. Sau ramiai. Kojos išdžiuvo, pagaliau išdžiuvo, įsivaizduoju, išdžiuvo. Galime mes to patikėti. Va, mes einam su Gaudute, gale mergytės, už mūsų ir dar už jų. Mes jau kelintą kartą einam ant tų raftų, žiauriai fainai, žinokit, manęs dar niekarto neapipylė, tai fainai. Prisibazarinau biškį. Jo. Šiaip žiauriai fainai čia. Bet reikėtų kaip nors pasiplanuoti laiką ir paimti maudymkę, o tada čia bus fainai. Jo. Kaifuojam. Taigi mes dabar rafti, va 5, ir vėliau vieni. Damn. Tai va. Ten dega, žiūrėk. Jo, ten dega. Ten kažkas tofo. Ne, ten tiesiog rodo vaizdą ir sudegino, kad rodo filmą. Oh God, they try to drown me in this hole. I cannot Mane kiaurai apipylė. Visiškai kiaurai. Oskariuką Hey, look at it. Oh God, I have a hole in my shoe. Damn. Žodžiu, Telas vėl sukrovė. Mes važiuojam jau į viešbutį. Pakeliui sustosim prie Lidlo. Gal yra galimybė. Jo norisi miego, pavargom. Faina viena. Aišku, pačiam gale, norisi miego beveik. Tiesiog mes nuvarėm dar kartą rafting ir jo, grynai mane visą apipylė. Jo, ir aš turėjau džiovintis tiesiog ant suoliuko. Batus, kojines, šitas marškinius. Jo. Buvo crazy. Labai crazy. Jo, ir aš tiesiog basom į Lidlą eisiu, nes tiesiog su batais neverta eitis. Žiauriai kažkokie, tiesiog neišdžiūstų, nei kaip. Jo. Žiauriai miegam. Žiauriai. Okay, that's fine. Excited to see your face on me. Taip visą naktį. Ačiū, kad žiūrėjot. Peace out.